Kągi, sveiki visi peilių mėgėjai, aštrių peilių mėgėjai, senokai beturėjom visokiausių apžvalgų ir atėjo tam laikas. Šiandien turiu apžvalgoje naują aparatą, tiksliau ne naują, o patobulintą seną. Taigi, įmonė Kazak sukūrė patobulinimą modeliui savo M10. Dabar jis vadinasi M10 V2, versija 2. Yra keletas dalykų, kurios čia pasikeitė. Tikrai gerą pusę, jau teko biškutį su juo padirbėti, susipažinti ir šitoje apžvalgoje aš visą jums tai parodysiu. Taigi, pradedam nuo paties galastuvo. Tai pabandysiu priartinti. Štai taip jis atrodo, viskas beveik identiška, šiek tiek yra vizualiniai pakeitimai ir prie jų mes tuoj prieisime. Ši versija yra Black Edition, visas juodas, tai toksai ir stilingas. Tai, kaip sakant, galim ir pradėti. Šiandien galandėje pas mane bus mano naudojamas virtuvinis peiliukas, pakankamai jau atbūkęs, neina papjaut su juo, nelabai ką, taigi šiandien mes jį užgalasim. Taigi, pradedam. Pabandysiu aš daryti šitą apžvalgą kaip visiškai naują, neprisirišti prie seno modelio M10, bet vis tiek, kai kurie tokie nukreipimai į tą seną modelį vis tiek bus, jų neišvengsi. Taigi, pradedam. Pirmas dalykas, pradedam nuo kreipiančiuosios. Pirmas dalykas, jinai labai sumažėjo, sutrumpėjo seną, aš čia turiu, tai parodysiu. Va, anksčiau jinai buvo iš 2 dalių ir kokių gerų 15 cm sutrumpėjo. Tai ką mums duoda? Duoda mums iš karto mobilumą didesnį. Antras dalykas, jinai yra ne metalinė iš nerūdėjančio plieno, o iš aliuminio. Todėl ženkliai lengvesnė, beveik dvigubai, manau, nes čia pilnas nerūdėjantis plienas, o čia yra aliuminis aviacinis. Toliau, senam modelio tikrai nebuvo jokio tvirtinimo prie kampo matuoklio. Čia jau baziniam komplekte iš karto numatytas laikiklis kampo matuokliui. Labai patogu, anksčiau reikėdavo dėti ant strypelio, dabar kadangi aliumininis jau nelabai prilips, todėl čia padarytas štai toksai dalykas. Dar vienas pakeitimas. Anksčiau buvo tvirtinimai tokie su atsuktuvu, kad užtvirtinti neišėjimą kreipiančiuosios iš savo vietos. Dabar padaręs sprendimą žiauriai paprastą ir nerealiai tokį alternatyvų. Tai yra tiesiog gumytė. Pilnai užtenka, čia nėra labai didelio spaudimo tokio, kad ištraukti, viskas dirbama švelniai ir intuityviai, todėl manau, kad tas gumytės yra puikus sprendimas. Taigi, dedam į vietą. Va, tiesiog užsitvirtinam šitoj vietoj, kur bus akmenukas, kad jis nelistų toliau. Reiškia, va šitoj vietoj toj pažiūrėsim. Priekinė gumytė iki čia kažkur tai, galinė gumytė va iki čia. Ir reiškia, šitoj vietoj mes turim apribotą judesį akmenuko tam, kad jeigu būtų per daug, akmenukas nenušoktų į apačią, neapdaužytų geležtės arba čia neužšoktų ir nesužalotume pirštų galandą. Tai va, štai tokie sprendimai, manau, tikrai puikus, labai praktiški ir atsižvelgta tikrai labai gerai. Judam toliau. Tada pats, šitą gal, gerai, tai va, nuimsim. Tvirtinimas reiškia aukščio stripo. Anksčiau reikėjo jį tvirtinti su atsuktuvu, buvo varžtukas toksai, reikėjo įsodinti. Dabar viskas ženkliai supaprastėja, yra tiesiog auselės, nereikia atsuktuvo, tiesiog įkišam, užspaudžiam tiek, kiek reikia ir laikiklis laikasi labai stabiliai. Švelnaus kampo nustatymas išliko beveik identiškas, gal šiek tiek stabilesnis. Nustatom čia, tada pasukam kiek reikia, atlaisvinam šitą ir keliam kampą tiek, kiek mums reikia. Galima švelniau, greičiau, tada čia užfiksuojam ir užfiksuojam čia. Viskas dirba puikiai. Tada toliau. Dar vienas labai fainas dalykas, tai yra anksčiau buvo tiesiog plastikinė įvorė. Dabar čia yra tokia, nežinau kaip ją pavadinti, spulkė tokia, gal kažkoks tai įsikišimas, į kurią įeina labai švelniai. Visiškai izoliuojama kreipiančioji, nėra jokio liufto, kas užtikrina labai tikslų judėjimą. Čia yra tokia varžtukas, ant kurio sukasi šitą ašelę, tai irgi puikiai gali lankstytis į visas pusės, užtikrinti bet kokio kampo, bet kokios geležtės
galandymą. Šita padėtis tapo irgi tokia daug tvirtesnė, stabilesnė ir anksčiau reikalingas buvo toksai metaliukas, ant kurio dėdavosi parkingas, tai reiškia, kai nedirbi. Dabar jie viską padarė viename, tiesiog parkingas yra šitoje vietoje. Taigi, jeigu pas jūs yra užtvirtintas tas aukščio strypas va štai tokioj padėtyje, dirbat, paimat iš šono, padėtit ir viskas, nereikia gaudyti, nes tai buvo tas metaliukas tikrai nebuvo labai patogus. Va, toliau, kampas, plius minus tiek, šitoj vietoj viskas išliko tas pats, stiprus magnetas yra šitoj vietoj, prisitvirtina ir fiksuojasi labai gerai, aišku, jeigu geležtė biškį ilgesnė, jau tada reikėtų nuvažiuoti į stalo kraštą, kad galėtų jinai prasisukti ir nosim nekabintų stalo, bet geležtė, manau, iki 13-14 cm puikiai tinka ir galandymas ant stalo. Taigi, puikiai fiksacija, labai tvirtai laikosi ir dabar ką, pabandysim pagaląsti. Kaip minėjau, šiandien galandėm pas mane peiliukas iš mano asmeninės virtuvės ir pagaląsim mes į sekančių setukų, kadangi kampas čia yra pas mane suformuotas 21, toks statesnis, kad ilgiau laikytų aštrumą, todėl mes jį tik atnaujinsim. Reiškia, 400-600 tūkstantis yra deimantiniai akmenukai, tam, kad nuimti pagrindinę mėsą ir toliau eina alboriniai akmenukai. 800 tūkstantis, 200 tūkstantis, 500, 220 ir 5000. Po 5000 jau turėsim, manau, kad britvą. Taip, patepam aliejukų akmenukus. Ir išstatom kampą. Pradžiai dedam ant geležtės, fiksuojam 0, čia nelabai galėsi parodyti, bet reiškia nunulinam, tada dedam ant parkavimo aikštelės šitam kampo matuoklį ir šitoje vietoje mes turime galandymo kampą 21, toj bandysim jį mažinti tiek, kiek mums reikia. Taip, 29,5, po trupučiuką keliam, per daug. Nu va, fiksuojam. 21 laipsnis. Užimam, paskui reikės mums trupučiuką dar kelti ant paskutinį kelių ir pradedam galandymą. Nu ką, čia nieko įdomaus, dirba puikiai, rankos antros beveik nereikia. Ta prasme, kreipiančioji yra daug lengvesnė, todėl judesys visiškai orinis. Anksčiau tai reikėdavo biškutį jį kontroliuoti, nes tas svoris, jis duodavo tokį savo, tokį papildomą sustiprinimą galandymui. Todėl reikėdavo labai jį kontroliuoti, prilaikyti. Dabar viską galima praktiškai daryti viena ranka. Didelio spaudimo daryti nereikia, todėl konstrukcija yra labai tvirta ir stovi labai stipriai ir kietai. Iš įpročio turbūt aš vis tiek antrą lanką biškutį prilaikysiu. Nu ką, mes dabar siekiam suformuoti kamputį, tiksliau jį atstatyti. 21 buvo prieš tai, savo paties virtuvėje aš nelabai mėgstu daryti labai aštrių kampų, nes naudoju peilius ne tik aš vienas, dar yra ir vaikai, ir žmona, jau atveju yra buvę, todėl kampą padarau didesnį. Tokiu būdu ir peilis ilgiau tarnauja, gal ne taip švariai, ne taip jau super aštriai pjauna, bet užtat biškutį gal taip saugiau. Nu, pirminis darbas visada užima daugiausia laiko, nes kol suformuoja, atstatai kampą, o čia jau yra, galiukas irgi. Nu, matyt, vis dėlto buvo užleistas biškį daugiau negu tikėjosi. 400 mums gali nepakakti. Man atrodo, reikės prie 220 dar priartėti. Dar tepaliuką. Žiūrim, bus biškutį gal greičiau. Taip, kiekvieno akmenuko būtina galandymo higiena. Nuvalam.
Ir važiuojam toliau. O, garsas iš karto kitoks ir efektas bus daug greitesnis. Anksčiau turėdavau aš visą pilną komplektą elborų, bet man pasirodė, kad tai nėra būtina, nes tą pagrindinį darbą, jeigu mes paimam, pavyzdžiui, peilį nuo pradžios galandam, tik suformuojam kampą, tai nėra būtina su elborais jį formuoti, nes pilnai gali tą darbą atlikti ir štai šitie nebrangus deimantiniai akmenukai. Nu va, turim jau užvartą ir dabar biškutį laikas šitas judėjimas ir darbas eis greičiau. Dabar su 400 mes vėl iš naujo sutepam, praeinam ant viršaus. Kitą pusę. Dabar, kol vyksta pirminiai etapai, pirmus, sakykime, kokius 4-5 akmenis aš nelabai seku vienodą skaičių užgalandimų, nes tai, mano manimu, neturi labai didelės reikšmės šitame etape. Todėl, kad jau finišuojant, baiginėjant galandimą, va, ten jau gaunasi labai svarbus tas skaičius, kai kiekvieną pusę reikia tam tikrą skaičių vienodą judesių daryti, kad suvesti jau galutinai abi ašmenų dalis tolygiai, gražiai ir vienodai. Va, čia galandimas vyksta pakankamai greitai, nes geležtė suvesta labai plonai. Tomo Geležadynovo geležtė, plienas Apex Ultras laminatas, laminuotas į nerūdijantį plieną ir paties vidurinės sluoksnio kietumas yra apie 63 HRC. Puikus tikrai peiliai gaunasi su Tomo geležtėm. Pats sėkmingai naudoja ilgą laiką ir tikrai labai esu patenkintas. Taip, 600 baigiam, perėjom prie 1000. Vėl pavalom, nuimam visą susidariusi purvelį ir vėl važiuojam. Nu va. Keliant grūdėtumą, jau galima po truputį priartėti prie tokių švelnesnių vientiesių judesių, kai geležtė neviršė 12-13 cm. Judesiai po 4-5 akmenuko pas mane tampa tokie pailgesni. Nežinau, kodėl aš laikau su antrą ranką, nes realiai to tikrai nereikia. Nes sunku atprasti, nes mano kreipiančioji ta sunkesnė, bet realiai va, gaunasi puikus, švelnus darbas. Manau, tai teoriškai bent jau turėtų užtikrinti geresnį galandimą, nes tu nenaudoji tiek daug jėgos kaip anksčiau ir kai kur, pavyzdžiui, kai kurią pusę, kai kuriai vietai gali perspausti, plus prisideda svoris kreipiančiosios, tai gali turėti nelabai tokį tobulą efektą. Taip, kadangi aukštis mano deimantinių elborinių akmenukų vienodas, tai aš nekeičiu, čia korigavimą jokio nedarau, tai tiesiog pereinu dabar ant elborinių akmenų. Taip, žiūrim. Pirštas kabinasi puikiai, užvartėlis labai gražus, peilis geležtė bus labai, manau, aštri. Priskirčiau galbūt šitą galastuvą prie kompaktinį, žinokite, nes man atrodo, kad netgi mano kazačiokas įvertinant ilgį šitos kreipiančiosios yra didesnių gabaritų. Čia jie kažkaip į kvadratą sulenda, šitas nėra aukštas, tai stovelis tai gaunasi labai kompaktiškas, ypač jeigu tas dar pati kreipiančioji irgi tokia trumpesnė, kažkur 15 cm, tai labai kompaktiškas aparatas, palyginus su kokį, nežinau, profiliu Katri arba netgi senų kazakų M10, man atrodo, nes ten irgi, man atrodo, kreipiančioji buvo vis tiek ilgesnė, tai jie matyt apskaičiavo tiksliai, kad tokio didelio ilgio tikrai nebūtina tokiam galastuvui ir manau, tai yra į naudą.
Taip, toliau 1200. Nu, čia jau galima pradėti po truputį skaičiuoti kartus. Tai darom pradžiai kokius 3, 4, 5 kiekvienai pusiai. 1, 2, 3, 4, 5. Taip, čia užtvirtinta. Po 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1. Vis negaliu atprasti, ta antra ranka vis tiek lenda pati, bet realiai galima pilnai čia viską tą patį daryti ir su viena. Taip, švara. Taip, pažiūrim, kaip einasi. Nu, servetėlė jau eina, bet mes turim dar 3 akmenukus ir davedimą. 1, 2, 3, 4, 5. Labai sunku atrasti. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 2. 1. 2. Taip, ir pas mus lieka 2200 ir 500 ir 5000. Šitoj vietoje aš šiek tiek kilstelėsiu kampą, nes dabar, kaip mes turim 21 kampą laipsnį, iš vienos pusės ant galo pjaunamąją briauną aš čiut pastambinu iš akies, kad jis ant pabaigos būtų čiut statesnis. Tokiu būdu mes sutvirtinam pjaunamąją briauną, jinai ilgiau laikys aštrumą. Šiek tiek atlaisvinam. Tu velnis, čia buvau nepritvirtinęs, gerai, tada reikia vėl iš naujo padaryti kažkur 21,5. Taip, čia vėl nunulinam. Taip, biškį ten pas man daugiau nuėjo. 21 buvo, 21. Nu, vat kokių vienu gal per daug bus, pusė bus pats tas, manau. Pusė laipsniuko. Viskas fiksuojam. Tai va, tai dabar čiut pusę laipsnio mes pastorinam galandimo kampą. Čia jau judesiai eina labai švelnus, nes jau beveik geležtės akmuo nekabina. Porą kartų iš akies. Va, ir vėl 5, 5, 4, 4. 5. Vyras vienu metu gali daryti tik vieną darbą, todėl skaičiuoti ir komentuoti gaunasi labai sudėtinga, bet bandau. 1, 2. 1, 2. 1. 1. Taip, ir paskutinis akmenukas, 5000. Parkingas žiauriai patogus, iš karto pasakysiu, nes prieš tai turime tą vėlutę su kilputę, tikrai nebuvo patogiausias dalykas, plius jinai atsisuka visą laiką, o čia visą laiką labai stabiliai, tai čia didelis pliusas. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2 ir paskutiniai. 1 per visą ilgį ir 1. Gerai, turim. Dabar šitoj vietoj reikės jau biškutį pagaudyti kampą dar kartą. Taip, dabar jau nėra labai svarbu mums pats kampas, svarbu atstatyti tokį pat. Aišku, čia nenulinau, todėl čia rodiklis bus kitoks.
21:30 ir dabar mes turim plokštelę su oda. Čia būtų gerai išlaikyti tokį patį. Tai pažiūrėsim. 21:05. 21:30. Čiut galima aukščiau. 3,5 va, pusę laipsnio irgi. Ir čia jau judesiukai bus kitokie, jie eis palei geležtę. Nes čia yra oda, jinai negalanda, jinai tik nupoliruoja pjaunamąją briauną ir nuima mikro užvartą. Judesiukai labai švelnus, be jėgos. Deja, man čia nepavyks į kamerą parodyti blizgesio, kuris sukuria šitą plokštelę, bet efektas tikrai labai gražiai. Bet manau, kad pamatysit ir išgirsit pjaunant popieriuką, kaip atrodys, nes ta poliravimas tas, jis duoda tokį, kaip čia, sumažina pasipriešinimą pjaunamam objektui. Todėl, pavyzdžiui, net per tą patį popierių pjaunant, kur geležtai bus išpoliruoti, kur pjovimo briauna bus išpoliruota ir ta, kuri nebus išpoliruota, tai skirtumas vizualus, audio bus labai kitoks, nes ten tokia būna, kai tas per popierių eina nepoliruoti, jinai gauna pasipriešinimą ir atsiranda papildomas garsas, o kai yra išpoliruota, tai tada taip švelniai eina. Nu ką, bandom. Turim čia tokio popieriaus ir nu va, eina puikiausiai. Taip, dabar dar vienas momentas. Turiu tokį savo įrankėlį, ant kurio Davidui visai. Tai čia ta pati oda, tik tai įtempta. Ir čia bus galutinis. Nu va, turim užgalastą. Op, nepataikiau. Va. Nu va, bandysiu. Ai, mikrofonas čia pas mane, bandysiu. Nu, tikiuosi, kad prie mikrofono. Dar pabandysiu, kad būtų dar geriau. Dėsiu mikrofoną čia ir papjaustysiu. Nu, tikiuosi girdisi, įdomu, ar man bus kaip. Nu va, efektas tikrai akivaizdus, tai čia kalba daugiau aišku apie akmenis, nes jie labai geri, todėl ir užsigalanda puikiai. Bet grįžtam dabar prie mūsų tikslo šitos apžvalgos. Aparatas. Visi patobulinimai, kurie buvo atlikti, visi tikrai labai naudingi. Pritariu visiems be išimties, todėl matosi, kad įmonė nuolat nestovi vietoje. Gal visą laiką ieško kažkokių naujovių, kažkokių dalykų, ne tai, kad padarė ir viskas, ir gamina tos pačius modelius, jie bando ieškoti naujų kažkokių sprendimų ir tikrai galiu pasakyti, kad sprendimai labai geri, būtent šitam aparatė, tai tikrai puikus. Aišku, aparatas šiek tiek pabrango palyginti su senu modeliu, nes tie visi ir mazgai, ir tvirtinimai, ir aliumininis vamzdelis prisideda prie kainos, tai jau čia jums spręsti, ar taip ar ne. Bet vėlgi, manau, palyginti su kadetu, su profiliu K03, vertinant kainos ir kokybės atžvilgį, manau, čia yra aparatas puikiai tinkantis žmonėms, kurie galanda nedaug. Nes profesionalams ten jau yra M100, UBR, Professional, ten yra tokie biškiai galingesnės, didesnės staklės, kur reikia preciziškumo, gal ten super kažkokių tokių niuansų. O čia yra puikus aparatas, gal nepradedančiam, bet šiek tiek pažengusiam. Ir svarbiausia, kad jis yra kompaktiškas, nes daugumai, kiek aš susiduriu su žmonėm, kurie ieško galastuvą, jie nori, kad tai nebūtų kažkokia harhara tokia didžiulė, kad neužimtų daug vietos. Ir manau, kad tai yra puikus sprendimas. Be negalandant, jis puikiai gali atlikti interjero detalės kažkokį tai vaidmenį, nes jeigu yra kažkokia lentyna, tikrai puikiai gali ten stovėti. Ir svečiai atėjo klaus, kas tai, nes atrodo tikrai kaip meno kūrinys, ypač dar stilistika pagauta čia juoda, pagražintas, tai tikrai atrodo labai įspūdingai. Taigi, štai tokia apžvalga, manau, šiam kartui tiek, tikiuosi buvo vėlgi naudinga, jeigu kažkam kažko reikės, klausimų turėsite dėl šio galastuvo, dėl kitų, visada prašom, kontaktų žinot, kreipkitės,
ką žinau, viską pagelbėsiu, pakomentuosiu. Kągi, sėkmės visiems, aštrių peilių. Iki.